Jus sveikina Elektrogidas. Lietuvoje pastaruoju metu vis labiau populiarėja elektrinės transporto priemonės, kurios yra ir ekonomiškos, ir ekologiškos, prisidedančios prie žaliosios energetikos kūrimo. Taigi, Elektrogidas rekomenduoja vieną iš ekologiškų transporto priemonių – elektrinį dviratį. Šis dviratis turi 250 W elektros variklį, 36 V 13 Ah ličio-jonų bateriją, kurios pakanka 50 km nuvažiuotam atstumui. Šis elektrinis dviratis turi pedalų asistentą, kurio dėka net ir važiuojant į kalną nereikia didelių pastangų minti pedalus, kadangi sukti galinį ratą padeda elektros variklis. Žinoma, tampa įdomu, kiekgi kainuoja nuvažiuoti tą 50 km atstumą šiuo elektriniu dviračiu. Taigi, aritmetika paprasta. Baterija krovimo metu naudoja apie 80 W elektros energijos, o krovimo laikas vienam ciklui trunka apie 6 valandas. Taigi, jeigu 1 kWh kaina 28 €, tai vienas įkrovimo ciklas kainuoja apie 14 €. Na tai tikrai ekonomiškas transportas, bet jeigu elektros bateriją įkrauti saulės pagamintą elektros energiją, jis tampa ir pilnai ekologišku transportu. Pusės kilovato saulės elektrinės hibridinis invertorius šiuo metu rodo, kad generuoja 250 W galios apkrovą, kurios einamu metu pakanka ne tik kraunamai baterijai, bet ir kitiems buitiniams prietaisams, tokiems kaip televizorius, kompiuteris ar telefonas. Na štai, dviračio baterija pakrauta ir vėl galima važiuoti dviračiu, nors ir 50 km atstumą naudojant elektros variklį. Kokią išvadą galime padaryti? Taip, elektrinis dviratis yra labai ekonomiškas transportas, bet visai ekologišku jis tapti kol kas negali, kadangi lietuviškos saulės elektrinės dirba kaip alternatyvios elektros energijos gamintojas, kur elektra gaminama ne pikinių vartojimo metu ir ją reikia akumuliuoti. Todėl Lietuvoje apie pusę suvartojamos elektros energijos yra pagaminta tradiciniu būdu. Su jumis buvo Elektrogidas, jūsų elektros gidas.